Labas, esu Živilė iš Wedding Stories ir jeigu tu klausai šio įrašo, tai noriu tau padėkoti, kad nusprendei mokytis būtent iš manęs ir perimti tam tikras žinias ir užkulisius. Tai nieko nelaukdama noriu pradėti su tokiu įžanga apie tai, kad jeigu paklaustumėm savo tėvų ar senelių, kaip anksčiau atrodė vestuvės ir vestuvių diena, tai tikrai dauguma pasidalintų, kad prie tų vestuvių planavimo dirbo visas kaimas, visi sunešė, ką turėjo, kas kokius įrankius ar indus. O tą dieną atsakingų už šventės eigą, už visą sklandžią programą buvo paskirtas ne vienas iš svečių. Dažniausiai tai buvo pamergės ir pabroliai vadinami. Jie turėjo savo atsakomybės. Vieni rūpinosi logistiką, treti rūpinosi kažkokiais gėrimais, užkandžiais, ketvirti dar kažkuo. Tai mes labai daug apkraudavom savo svečius, nors jeigu šiai dienai paklausus, ar tai buvo ta apkrova, kurią mes manom, kad buvo sudėtinga ar ne, tai turbūt, kad pasakytų, kad nebuvo nieko sudėtingo ten toj dienos koordinavime, tokio žodžio gal net kaip koordinavimas tuo metu nebuvo. Tai tas atsirado palaipsniui šiek tiek kaip paslauga ir šiai dienai mes turim vis augantį poreikį turėti dienos koordinatorių šventėje. Kodėl? Nes tas žmogus rūpinasi viskuo. Tai yra ne tik padalinti žiedlapius, bet ir iškilus kažkokiom ekstra situacijom, jas reaguoti ir maksimaliai rasti sprendimus, maksimaliai greitai rasti sprendimus, kad šventė būtų kokybiška, sklandžiai eiga ir toliau. Svečiai, dėja, šiuo metu tikrai ne visada galėtų būti tie, kurie randa tuos sprendimus, todėl čia reikalingas profesionalas. Vienas iš pavyzdžių, sakykime, būtų tai, jeigu mes neapgalvom apie orą ar ne, ir nepasidarėm namų darbų, kas būtų, jeigu būtų, ruošiamės geriausiam atveju, apie blogiausią ne visada scenarijų pamastom. Tai koordinatorius dažniausiai yra tas žmogus, kuris turi labai daug kontaktų. Tai yra kontaktai kolegų, kurie vieni gali stalus parūpinti, treti palapinės pastatyti, apšvietimą, žodžiu, maistą atvežti. Tai yra pilnas bagažas kontaktų, kad jeigu mums kažkas nutiktų ar ne, kaip pavyzdys, nenumatėm blogo oro, pasirodo, ryte pradėjo lyti ir lis visą dieną, tai mums ekstra reikia suorganizuoti palapinę. Svečiai tuo metu būna kur? Kažkas šukuosenoje, kažkas makiaže, kažkas galbūt vaikus prižiūri ar dar kas nors. Tai šitoj vietoj turi mažai galimybių, laiko ir žinių greitai spręsti situaciją, todėl mes esam tie, kurie tam ir esam, kad greitai sureaguotumėm ir spręstumėm tokius dalykus, neapkrautumėm nei tėvų, nei draugų, nei jaunųjų. Tai mes tokie, kaip aš sakau, trečia koja, kuri šiaip gyvenime nėra labai reikalinga jiems jauniesiems, bet tokiose situacijose ir tą dieną vestuvių tikrai gelbėja. Tai vienas iš dalykų, ar ne, kodėl yra svarbu turėti tą koordinatorių ir kuo mes esame naudingi. Šitą dalį, gal sakyčiau, labai svarbu užfiksuoti, kada jūs kalbėsit ir turėsit susitikimus su jaunaisiais, kurie rinksis tarp koordinatorių. Ir tai yra viena dalis pranešti, pasidalinti, kokią naudą nešat jūs. Tai yra kontaktų sąrašas ir profesionalus reagavimas į situacijas. Jeigu kalbant apie procesą koordinavimo, tai žiūrint taip platesnių požiūrių, jis apima ne tokį gal ilgą laiką kaip koordinavimas, nes jeigu jaunieji planuojasi šventę patys, dažniausiai koordinatorė, ne visiems, tai gal pabrėšiu, bet tikrai nemažai daliai dar yra ne pirmo būtinumo tiekėjas. Tai jeigu ar ne mus kreipiasi, tai dažniausiai jau būna suplanuota arba labai stipriai pažengusi šventę planavimo procese ir tada mes jau ateiname vidurį viso to vyksmo. Ir mes pradžioje, ar ne, kai susipažįstam su klientais,
sužinom apie jų šventę, apie visą stilių, tai yra standartinės, klasikinės vestuvės ar kažkokios netradiciniai scenarijai, susiderinam sutartį ir principe mums tuo metu nieko nereikia kaip koordinatoriui daryti. Koordinatorius pradeda darbą dažniausiai likus mėnesiui iki šventės. Tai yra gal nebūtinai kiekvieno ar ne, bet aš taip siūlyčiau po truputį įvažiuoti į procesą ir pradėti darbus mėnesis iki, o 2 savaitės iki būtina pasiimti visus jų kontaktus iš tiekėjų, pereiti su jaunaisiais per visą scenarijų, kas yra apkalbėta, kas turi būti jų šventėj, kas suplanuota ir tada likus toms 2 savaitėms pradėti daryti skambučius ir derinti su tais tiekėjais, kas buvo sutarta, ar jie to nepamiršo, ar jie viskam pasiruošė, o kas jeigu, nes jūs esate tas žmogus, kuris laikot vadžias visos to šventės. Ir čia iš tikrųjų yra labai didelė atsakomybė, daug didesnė, negu kad planuojant šventę nuo nulio. Nes kai planuojam šventę nuo nulio, kaip profesionalai, tai mes darom daug įdirbio ar ne į planavimą, bet tą koordinavimo dieną mums darbo yra jau mažiau šiek tiek, nes jeigu mes gerai pasiruošėm visus metus ruošiamės, tai šventės dieną mums bus lengva. Bet čia supraskim, kad yra jaunieji, kurie daro šventę pirmą kartą ir jie dažniausiai absoliučiai nieko nežino apie tą šventę savo, kaip kas turėtų būti, kaip kas atrodyti. Ir tai yra tik tai tiek, kiek galbūt jie matė kokiose nors grupėse Facebook'e, kiek draugų klausėsi arba kiek matė draugų vestuvėse. Tai yra tik tokia jų patirtis ir tų užkulisių, kaip ten kas daroma, jie ne visada supranta ar ne ir žino. Tai mes turim būti tie žmonės, kurie pagalvojam 3 žingsnius į priekį. Tai kaip ir ar ne, sakiau, kad mes jeigu 2 savaitės pradedam perimti komunikaciją su tiekėjais, viską derinamės, atidirbam tą dieną, viskas uždarom duris, čia ir baigėsi mūsų darbas. Bet tas sutarties pasirašymų momentas, nuo to momento neprasideda dažniausiai koordinatorius darbas, nes jis nėra planuotojas ir jis tikrai neturi dėlioti visų tiekėjų, žodžiu, skambinti, rašyti jiems, klausti, ar jie laisvi. Tai nėra koordinatorius darbas ir tą svarbu įsiminti gal, nes kartais būna jaunieji maišo. Ir kai klausit, kokios yra jūsų atsakomybės, tai jūsų didžiausios atsakomybės yra tą dieną. Užtikrinti, kad visi tiekėjai bus vietoje, visi vietoje bus ir laiku. Ir jeigu kažkas nutiktų, jūs viskuo pasirūpinsit. Dar ką noriu paminėti, ko koordinatorius nedaro, tai yra neveda šventės. Ši dalis yra labai svarbi tada, kai jūs koordinuojat netradicinės vestuvės. Netradicinės vestuvės yra tos, kurios, gal sakyčiau, jau tampa tradiciniam, nes populiarėja šitas formatas. Tai kada mes neturim vedėjo, tai vyksta galbūt kažkur laukuose, nestandartiniai vietoje, miške ar kokioj pavėsinėje, ar po atvirų dangum. Ten nėra tų torto, tokių tradicinių mūsų tradicijų, nėra mūsų tokių tradicijų, tai ko nedaro, ką svarbu paminėti, tai yra, ko nedaro vestuvių koordinatorius. Tai svarbu užfiksuoti ir kai jūsų klaus pasakyti, kad jūs tikrai nevedat šventės ir jokių žaidimų nedaro. Nebent nuspręstumėt patys, kad nori tą daryti, jums smagu ir viskas ok. Tai jeigu jūs tik norit, pirmin, bet šiaip koordinatorius neveda šventės. Ir šita dalis labai svarbi yra tada, kai mes pasirenkam koordinuoti nestandartinės vestuvės, netipinės. Tai yra, kai jos vyksta be vedėjo, dažniausiai kažkur
pakankamai laisvu stiliumi, be programos, kažkokios labai aiškios pagal laiką ar ne kitaip. Tai yra pakankamo laisvo stiliaus vestuvės, kuriuose nėra galbūt tiek daug tradicijų arba jos yra visiškai kitokios. Palikta laisvė, maitinimas galbūt yra koks nors grilius, kada nori, tada valgo, o ne su prisėdimu. Tai dažnai būna, kad iš vienų ar kitokių paskatų, tai yra arba iš finansinių, arba iš nežinojimo, jaunieji klausia, ar prie to koordinavimo dar pravestumėm ir porą žaidimų. Tai daro, žaidimus veda vedėjai. Tai jeigu mes norim žaidimų, mums reikalingas vedėjas. Koordinatorius tikrai neprivalo ir neturi vesti jokių žaidimų. Kalbant apie lūkesčius, ar turi jaunieji kokiu nors koordinatoriui, dažniausiai vienas iš tų tai yra, kad mūsų darbas vis tiek surinkti visus daiktus iki šventės, kad nereikėtų jauniesiems. Tai pavyzdžiui, jeigu yra šampano staliukas, tai dažniausiai pasirūpinam alkoholiu mes, kad nereikėtų nuotakos tėčiui važiuoti su buteliais ir dar švarku ir sukneliam nešioti tų dėžių. Arba jeigu reikia kokių nors kanelių ar užkandžių prie šampano staliuko, tai irgi dažniausiai pasirūpinam mes, jeigu tai yra mūsų ar ne aplink mus kažkur mieste, nereikia važiuoti visai ten kitą rajoną arba kitą miestą, tai net ir tai koordinatorius gali daryti, tai nuvažiuoti, surinkti užkandžius, juos atvežti į reikiamą vietą, prie šampano staliuko, jeigu kalbant šiuo atveju, ir viso to pasirūpinti, kad tą dieną, sakau, nereikėtų nieko daryti jauniesiems ir jų svečiams. Lygiai taip pat su žiedlapiais, kad tai neįeina į kainą kaip koordinatoriaus paslaugų, bet jeigu jaunieji nori žiedlapių, tai yra gražu, manau, ir reikalinga pasiūlyti, kad jeigu jūs norit, mes galim pasirūpinti žiedlapiais, atsivežti juos, žodžiu, viską susitvarkyti. Kalbant apie šitą dalį, tokia paslaptėlė, yra svarbu labai daug komunikuoti atvykus jau tą dieną su bažnyčia. Kodėl? Todėl, kad kiekviena jų turi savo taisyklės, savo reikalavimus ir, pavyzdžiui, ne visos žiedlapius leidžia, arba jeigu leidžia mėtyti, tai reikia iškart susišluoti. Tai šitoje vietoje jaunieji jums gali net nepasakyti to, dėl to, kad jie nežino. Jie nepaklausė, jie nepagalvojo ir atsakymo mes apie tai neturim. Tai kas labai yra svarbu, tai kad vieną informaciją mes gaunam iš jaunųjų, o kitą informaciją skambinam tiekėjam, renkamės, aiškinamės ir tvirtinamės visgi, kas buvo iš tikrųjų suderinta, nes labai dažnai būna, kad ta informacija prasilenkia tiesiog. Jaunieji sako, kad mesgi derinom, vieta, pavyzdžiui, šventė sako, kad ne, mes nederinom, tai aš nieko nežinau. Tai, žodžiu, svarbu laiku sureaguoti ir jeigu net ir nederinot, tai susiderinom dabar, kad tą dieną šventės būtų visiems ramu. Žiūrėjom toliau. Koordinatorius darbas, ar ne, prasideda pirmą nuo to, kad jūs gaunat užklausą, pas jūs ateina klientai ir kaip reikėtų, ne tai, kad save parduoti, aš nesu pardavimų žmogus ir jums nepasakysiu, bet kaip reikėtų etiškai bendrauti ir ką sakyti, galbūt ko nesakyti, tai galiu pasidalinti. Svarbu suprasti visose šventėse ir visose klientuose jų poreikius. Kartais mums atrodo, galbūt jie nelogiški, neaiškus, nesuprantami, bet viena iš taisyklių, kurių aš laikausi, tai yra gerbti klientą ir jo norus, nekvestionuoti, kad jie yra nesąmoningi, nes tai, kas sąmoninga jiems, galbūt nesąmoninga mums ir atvirkščiai. Tai čia yra jų norai ir man atrodo, kad didžiausia nepagarba yra sakyti, kad jūs prigalvojat nesąmonių. Tai aš pasakyčiau, venkit to daryti ir būkit, vienas gal iš dalykų, nebandykit būti tie, ko nesat, būkit savim, nes jums bus daug paprasčiau dirbti tą dieną, nes jausit, kad tie klientai, tie žmonės yra fainus, kad jūs galit labai lengvai su jais bendrauti.
Ir lygiai taip tas pasitikėjimas klientų jumis ateis per tai, kad supras, kad jūs girdit juos, klausot, suprantat ir, atsižvelgiat į jų norus, ar ne? Jeigu sakė, kad, mes gal norim taip, o ne kitaip, tai kad jūs išgirstat tai. Tai būti savimi, man atrodo, kad šitoj dideliai rinkoje, kuri vis plečiasi, yra labai svarbi dalis. Ir tai yra apie tai, kas užtikrins jums nepavargti anksčiau laiko ir galbūt pasiekti tai, ko norit, eidami būtent į šią sritį. Kai kreipiasi klientai, kaip ir minėjau, mes neprivalom planuoti, ieškoti jiems tiekėjų, komunikuoti su jais, ar jų datos laisvos ar užimtos, nes mes esam tos dienos koordinatorius. Bet jeigu mes esam profesionalūs, mes galim, neturim, bet galim ir aš rekomenduoju tiesiog išgirdus, kad, pavyzdžiui, neturi kažkokio tiekėjo, kad pasimetę yra, pasiūlyti pagalbą ir tiesiog ką nors parekomenduoti, kas tuo metu šauna. Tarkim, jeigu sakytų ar ne, kad mes daug esam užsisakę, bet, dar galvom dėl šampano staliuko, nežinom, nes tiesiog, nieko dar neradom kažko, arba kainos, tos, kuriuos staliukus jie žino yra per didelės, pavyzdžiui. Tai čia labai rekomenduoju pasidaryti tokį researchą mūsų kolegų ir užsivesti galbūt tokį sąrašiuką ir turėti tam tikrų tiekėjų, kad jeigu reikėtų klientam, tai jūs galėtumėt pasiūlyti tam tikrus tiekėjus su visokiam kainų diapazone, ne? Tai gal brangesnį, gal pigesnį, bet tai parodys irgi tam tikrą jūsų įsitraukimą į tą šventę, rūpestį ir profesionalumą, nes jūs esat pririnkę tų kontaktų ir galimai turite šiltų santykių su tais kolegom, su tais tiekėjais, dėl kurių bus paprasta dirbti ir tą dieną jums. Pirmos konsultacijos metu visada aš pradedu bent jau pati nuo to, kad aš noriu išgirsti visą dienos planą, tai, ko jie nori. Nesvarbu, kiek jau yra padarę, bet tiesiog, kokia yra jų šventė, kaip atrodys, bent jau tiek, kiek įsivaizduoja, ir tada kokios pagalbos norėtų iš manęs. Nes kartais iš to, ką jie pasakoja, labai ateina daug dalykų, ką galima, kur jau ar ne, galbūt prasilenkia kažkas, kad matom, kad pagal laiką nelabai manoma spėti taip, kaip jie suplanavo, tai mes galim čia ir dabar šiek tiek grįžti su įžvalgom, su replikom, kad žiūrėkit, gal manot, kad geriau šitaip tada būtų geriau daryti, nes matau, kad čia gali būti dilema, ar ne? Ta dienos planą aš esu prisegusi jums, kad jūs pamatytumėt pavyzdinį. Jis yra pakankamai platus, bet man pačiai yra daug svarbiau ir lengviau dirbti, kai aš žinau, kur, kada tas yra ir man nereikia nieko nešiotis tą dieną galvoje, nes ir tai būna pilna visokių momentų, visokių rūpesčių ir dalykų. Tai ta pirma konsultacija yra, ar ne, visų pirma išgirsti juos aš siūlau, išsiaiškinti, kokioje ta šventė, koks planas, kuo jie norėtų, kad jūs padėtumėt ir tada jau kalbėti jums. Pasidalinti įžvalgomis, ne, netgi siūlau visada turėti kompiuterį arba užrašinę ir pagal tai, kai jie sako, ar ne, bažnyčia tada, tai šventės vieta tada, jau jie turi dažniausiai kažkokius laikus, tai natūraliai ateina klausimai, kaip pavyzdys, ar ne. Pas mus 8 make-upas, tada 10 vyro, okei, kur make-upas, salone ar viešbutyje? Ten, pavyzdžiui, sakys salone, ne? Gerai, tai koks atstumas, kur yra salonas ir kuris viešbutis? Ir ar esat apsitarę, ar susitiksit kartu viešbutyje ir rengsitės, ar ruošitės atskirai, tada reikalingi atskiri kambariai viešbučio, ar darom fotosesiją jau viešbutyje, kaip rengiatės, ar tik nuo bažnyčios, ar susitiksit prie bažnyčios, ar norit first looko kažkur kitokioje aplinkoje. Tai ateina faktas gal su patirtim,
bet kai mes turim tam tikrus akcentus, ar ne, make-upas mūsų tą valandą, grimas tą, šukuosena tą, bažnyčia tą, taip, o svečiai renkasi tuo metu, tai labai lengva dėliotis ir kelti klausimus apie tai, ar apie tai pagalvojot, o apie tą ar pagalvot, ar bažnyčia, vienas iš dalykų irgi, tai yra bažnyčia, mes turėsim ten kokį, sakykime, žymesnę atlikėją bažnyčioje, kuri mums pagėdos. Ok, ar kalbėjot ir aptarėt tai su kunigu, ar kunigas leido ir ar bet kuriuo metu gali ta atlikėja išeiti su savo dainomis, ar tik tam tikrais momentais. Ir čia dažniausiai atsiranda didelės akys, nes pirmą kartą girdi, kad čia kažkieno reikia paklausti apie tai, o mes turim būti tie žmonės, kurie žino apie tai, kad ne visos bažnyčios yra vienodos, visos turi savo taisyklės ir kur vienur leidžia, kitur neleidžia. Tai nesvarbu, kad prieš 10 metų kažkas tuokėsi ten, mama, sesė, mama nelabai sesuo, draugė, bet per 10 metų galėjo būti labai daug pokyčių ir reikia vėl nuo jį perklausti, ar ta vieta, ar ta bažnyčia leidžia tam atlikėjui dainuoti, ar tos dainos, kurias jis dainuoja, yra priimtinos bažnyčiai, nes vienos leidžia, bet dainos turi būti liturginės, arba tuomet nedainuoti visai. Tai arba tik vieną dainą, žodžiu, čia yra variacijų įvairiausių, svarbu pasikalbėti, neinterpretuoti nieko, neprisigalvoti nieko, o paskambinti, paklausti, galim ar negalim. Vienas iš dalykų, ką labai svarbu paminėti, tai yra santykiai. Santykiai su tiekėjais. Vieni mums patinka, kiti mažiau patinka, treti galbūt visai nepatinka ir mes nenorim su jais turėti jokių kontaktų, bet tai yra rinka, jinai yra tikrai plati. Pradžioje gali būti, kad jūsų klientai bus tikrai visokie, bet ilgainiui, kai išsigryninsit, koks stilius jums patinka, kokiose vestuvėse daugiau norit praleisti laiko, tada pradėsit daryti įdirbį į tam tikrą kryptį, į tam tikrus klientus. Galbūt tai bus visiškai ta kryptis, kur vyksta nestandartinės vestuvės, galbūt tai yra visiškai klasika. Tai manau, išryškės ta kryptis, kuriuose vestuvėse jūs jaučiatės geriausiai ir kurias norit labiausiai koordinuoti, o galbūt eigoje net ir planuoti. Tai kalbant apie santykius su klientais ir su tiekėjais, tai su klientais jau šiek tiek paliečiau, ar ne, kad svarbu būti savimi ir tas klientas jūs surast, tas, kuris irgi jausis su jumis gerai, ir tai yra vienas svarbiausių dalykų, ypač planuojant jų šventę. Jeigu koordinuojam, mes turim mažiau kontaktų su jais, jeigu planuojam, tai tikrai svarbu turėti klientą, kuris yra mums fainas ir kuriam mes esam faini. Ne tik kaina gera ir prieinama jiems, bet ir kaip asmenybės mes jam tinkam. Bet tuo pačiu su tiekėjais turėti kontaktą, šiltą santykį irgi yra svarbu. Nes kuo daugiau mes dirbsim su vestuvėmis renginiais, tuo vairiausių tiekėjų sutiksim, išsigryninsim ar ne, kurie irgi yra mūsų stiliaus, mūsų vaibo, kurie ne. Bet turint gerus santykius ir dirbant tose pačiose šventėse, kad turėsim mažiau problemų ir sklandesnė eiga, yra didesnė tikimybė. Tiesiog kartais susikalbėti, mes esame žmonės, susikalbėti kartais būna tikrai nelengva, bet tam yra koordinatorius, kuris truputį įsiaiškina ir sustiguoja, kad mes visi kalbėtumėm viena kalba. Ir šitoj vietoj tie šilti santykiai, kur paskambinus gali pasakyti, klausyk, tu man pasakyk, kaip ten yra, labai padeda ir tikrai sudėlioja tam tikrus taškus, daugiau galbūt informacijos pasakoma. Gal sakyčiau, vienas iššūkis, kurį patiria koordinatoriai, yra tai, kad mūsų tikrai daugėja ir tiekėjai, su kuriais dirbama pirmą kartą, ne visi priima galbūt koordinatorius kaip komandos dalį, nes koordinatorius iš esmės žino tiek pat, kiek žino tas pats vedėjas, ta pati šventės vieta, ten galbūt fotografas,
na gal mažiau, bet principė visai informaciniam lygmenį yra tam pačiam. Tai negaliu laiduoti už kitus ir sakyti, ką jie galvoja apie koordinatorius, bet tiesiog kartais nenustebti reikėtų, kad yra iššūkis sukurti santykį ryšį su tam tikrais tiekėjais ir glaudesnį ryšį, šiltesnį tą dieną. Tai tiesiog svarbu suprasti, kad jūs čia darot savo darbą ir jums svarbiausia yra jūsų klientas. Kad viskas, kas yra numatyta toje dienoje, būtų įgyvendinta, įvykdyta laiku, vietoje ir užtikrinti, kaip aš sakiau, gerą vaibą. Mes nesam gal tie tikrai vedėjai, kurie ateinam ir palaikom ten viso vakaro atmosferą, bet mes visą dieną būnam su jaunaisiais. Labai svarbu būti išsimiegojus patiems, būti su šypsena, nes jeigu kažkas mums viduje yra visgi negerai tą dieną, tai klientai labai mato ir jaučia. Tai suprasti, kad su kokia nuotaika ateisit jūs, tikėtina, kad bus taip ir jūsų klientai. Tai jeigu mes atvarom pasikūrę su nuotaika, užtikrinti, kad savo darbą išmanom ir darom jį gerai, tai klientas tai jaus ir bus pasitikintis, tikintis ir užmėgsit gal tokius šiltesnius santykius, kur bet kokiu klausimu skambins, sakys, žiūrėk, Živilė, čia turim tokią bėdą, ką darom. Tai jie nebijos to daryti, nes vienas iš tokių dalykų yra pasitikėjimas, paskambinti net jeigu ir blogai labai kažkas. Arba tai yra labai, labai asmeniška. Tai mes esam tie, kurie esam draugai, lydim visą dieną. Tai tas santykis, sakau, tiek su klientais, tiek su tiekėjais yra svarbus. Ne visi leidžiasi jį turėti, tai bet nieko tokio visame tame bendravime ir santykio kūrime. Kaip ir sakau, yra svarbu suprasti, kad mes turim atlikti savo darbą ir turim atlikti jį gerai. Viskas. Visa kita yra tik tai pridėtinė vertė, tai, ką mes sugebam iš to užsakymo, iš tos situacijos išgauti ir kokias patirtis gauti. Kai mes kalbam dar apie koordinatorių, labai svarbu, ką aš matau koordinatoriuose, kurie tik pradeda darbą ir šiaip rekomenduoju patiems šiek tiek pasižiūrėti kitus koordinatorius, galbūt pasidomėti jais, pažiūrėti jų profilius, suprasti ar ne, va šitas koordinatorius man patinka, kaip koordinuoja, kaip atrodo, kaip vizualiai ar ne, o va šitas man gal nelabai, nes natūralu, kad visiems vienas žmogus nepatinka, nepatiks ar ne, ir tuo pačiu netiks. Tai labai svarbu tam, kad atrodyti profesionaliam, kokybišką darbą atliekančiam koordinatoriui yra išvaizda. Kalbant apie plaukus, apie visą veidą, apie aprangą, tai, kad apranga turi būti tvarkinga, švari, išlyginti marškiniai, plaukai, jeigu jie linkę, aš esu šiaip garbanota, šiuo metu taip gal neatrodo, bet esu garbanota, tai kad jie nekristų visą laiką į plaukus, susisiekti kažkur gal gale, tada kuodukus ir visus visiškai sulaižytus vadinamus plaukus privalo, manau, ir turi turėti visas maitinimo personalas, nes visgi tai yra darbas su maistu. Mes koordinatoriai, aš nesiūlau laikytis gal tokios labai kategoriškos išvaizdos etiketo, bet kad tai turi būti tvarkinga, tai tikrai taip. Siūlau visada tokia apranga saugi, tai yra vienspalviai drabužiai, juoda, balta gal yra, ar ne, kur tikrai yra labai standartas, ar tai būtų sijonas, ilgas ar suknelė, kelnės, kostiuminės, balti marškinukai, baltiniai, maikutė, švarkas. Tai visa tai tikrai yra saugus variantas, bet tikrai tai neturi būti būtinai juoda, balta, gali būti smėlio spalvos, gali būti žemių spalvos apranga ar ne, tai švarkas, kelnės, kostiuminės. Vėlgi, ko svarbu vengti, tai yra džinsai, visokios maikutės su užrašais, su svarovskiukais, su dryžuotos, languotos, nekalbu apie marškinius ar ne. Kalbu apie paprastas maikutės, kurios būna ten
su kažkokiais raštais, nes tai yra tikrai atrodo neprofesionaliai ir matosi, kad žmogus galimai ką tik pradėjęs darbą šioje srityje. Tai tam, kad ir kaip galbūt atrodo, ar ne, kad čia nėra oficinis darbas, mes visi neturim atrodyti vienodai, bet tai duoda tam tikro kokybės ir profesionalumo iš šono akcentą. Tai čia prieš pradedant darbą yra labai labai svarbi dalis. Kitas dalykas, perinant prie koordinavimo. Kaip ir sakiau, ar ne, priminsiu, kad pasikartokim, kad labai svarbu pradėti po truputį judinti jaunuosius ir gauti šią informaciją mėnesis iki. Ne visi galbūt tą daro, kiti žinau, kad savaitę iki tik pradeda, bet kodėl nesiūlau savaitę iki, gal pradėsiu dar nuo to. Dėl to, kad jeigu kažkur jaunieji planuodami šventę praleido kokią nors dalį arba atrodo kritiška situacija kažkuriais logistikos dalykais ir panašiai, mes turim laiko išspręsti ir perdėlioti planą. Jeigu mes perėmėm komunikaciją ir pamatom kažkokias spragas likus savaitį arba net kelioms dienoms iki šventės, mes turim didžiulį stresą. Ne faktas, kad mes galėsim kažką įspręsti ir dar reguliuoti laikus, nes jau dauguma būna susiplanavę tiekėjai savo atvykimą, išvykimą, pristatymą, išsivežimą. Tai ta dalis perimti kaip manoma greičiau yra svarbi. Aš sakau dažniausiai, kad mėnuo pradėti iki šventės komunikaciją su jaunaisiais ir periminėti darbus ar ne, nes vis tiek tas užtrunka kokią savaitę, kol susitikimą susiorganizuot, kol persiduodat viską, kol jie papasakoja ir jums dar klausimų kažkokių, jeigu jie kyla. Tai lieka ar ne tos 3 savaitės jau. Bet jeigu atrodo, kad šių mėnesis iki tikrai nenoriu, tai tada 2 savaitės. 2 savaitės yra deadline'as, kada jūs jau turit pradėti kažką daryti su jų švente. Tai pirmas dalykas, ką darot, tai aš rekomenduoju tikrai ne laiškais tą perimti komunikaciją jau, o susitikti online arba gyvai ir pereiti per visą dieną. Nuo tada, kada jie atsikelia, kur atsikelia, tai viešbutis, namai, kartu atsikelia, atskirai atsikelia, kur ruošiasi, make-upas, atvažiuoja make-up meistrė į viešbutį, ar į namus, ar važiuoja jie į tą vietą, susitinka jie ryte, nesusitinka, kada susitinka, kur susitinka, yra first lookas, nėra first looko, fiksuojam jį, nefiksuojam, fotografai kada darbą pradeda, kada baigia. Tai kai mes pradedam eiti ar ne, tada kaip pavyzdys, man tada make-upas, tada mes išvykstam jau į bažnyčią. Su kuo vykstat į bažnyčią, kas veža jūs, o kas po bažnyčios jūs paims į fotosesiją, su kuo važiuosit, nes tai yra dalis, apie kurios jie tikrai dažniausiai nepagalvoja. Bažnyčia, ar ne, svarbu nuraminti irgi. Apie bažnyčią gal perėsiu šiek tiek dar į kitą dalį, nes tai yra atskira dalis, kuri yra, aš sakau, viena svarbiausių ir ji verta šiek tiek atskirai dar pakalbėti. Tai bažnyčia atvyksta, kas pasitinka juos, ar kartu eina link altoriaus, ar eina atskirai, ar jaunikis laukia prie altoriaus, ar nuotaką veda jos tėtis. Tai visi šitie klausimai yra labai labai svarbus įsiaiškinti ir tą mes darom per tą susitikimą, kai perinam jau komunikaciją perimam. Nes kodėl tai svarbu? Nes visus tuos žmonės, kurie be jaunųjų tą dieną kažkuo yra reikalingi mums, pavyzdžiui, jeigu jaunoji eina su tėčiu prie altoriaus, mes atvykę į bažnyčią, turim pasigauti, surasti tą tėtį ir su juo pasikalbėti, šiek tiek įvesti, kas jo laukia, kad jūs būsite tie žmonės, kurie pasakysit jam, kad dabar atsistokit, pasiruoškit, ir kada jau galit eiti. Nes jie tikrai turi labai daug streso ir ta nežinomybė juos dar labiau gąsdina. Tai mes turim šiek tiek juos nuraminti, informuoti, pasidalinti, kas bus, kaip bus. Tai mums yra svarbu susirasti, žinoti, kad kokių žmonių mums reikia tą dieną be jaunųjų. Ir mes, kai perimam tą komunikaciją jau, mes gaunam visą planą iš jaunųjų. Dažniausiai dienos plano šiaip jau jie patys nedaro,
dėl to, kad nežino, kad reikia tokį, kas jiems svarbu, kur veika būti, kada bažnyčia ir kada šventės vieta iš serijos. Tas dienos planas labiau reikalingas mums ir mūsų tiekėjams. Tai koordinatorė, kai mes perimam, pasikalbam su jaunaisiais, turim visą informaciją, paprašom jų visų tiekėjų kontaktų, sodybos šeimininkė, foto, video, šampano staliukas, kunigas, automobilio nuomos, maitinimo paslaugų, make-uperių. Mes turim turėti absoliučiai visus kontaktus, kurie tą dieną dirba. Privaloma. Kai turim tuos visus kontaktus, turim visą tą informaciją, ar ne, kurią valandą bažnyčia, kurią kas, mes pradedam skambintis su tiekėjais, prisistatydami, kad laba diena, esu Živilė iš Wedding Stories, aš koordinuoju tokios ir tokios poros vestuves tą ir tą dieną. Norėčiau susitvirtinti tam tikrus dalykus, kad nieko nepraleisti. Tai visų pirma, mes pradedam turbūt nuo šventės vietos. Mums svarbu žinoti, kada galima anksčiausiai atvažiuoti ruoštis tiekėjams ir kada turime išvykti kitą dieną. Ar yra kažkokie garso ribojimai, ar yra kokie nors dūmų ribojimai, tai tą įsiaiškinti. Ir kodėl svarbu ta logistika tiekėjų, kada jie atvažiuoja ruoštis į šventės vietą. Pavyzdžiui, kodėl mums svarbu, kad didžėjus atvažiuotų tą valandą, žinoti ar ne, kodėl mums svarbu žinoti, kada maitinimas atvažiuoja. Tam, kad pirmą maitinimo atvažiuotų dekoratoriai. Nes jeigu maitinimas atvažiuos pirmas, jie norės serviruotis, o nėra ko serviruoti dėl to, kad stalai nepadengti dar. Nes tą daro dekoratoriai. Lygiai taip pat, jeigu šventės vietoje vakare bus grupė, tai tam, kad grupė neatvažiuotų pirma ir lauktų, kol didžėjus pasiruoš ir garsistai susistatys scenas ir įrangas, tai turi garsistai atvažiuoti pirmi, susistato įrangą, įsiaiškinti, kiek laiko jiem truks statyti įrangą ir tada grupė atvažiuoja tą valandą, pasidaro soundchecką, išvažiuoja, grįžta arba lieka ten. Tai mes darom tokius kolus, įsiaiškinam viską, kada kas atvyksta, ko reikia. Labai svarbu, ką aš sakau jauniesiems, kad personalas, kuris dirba tą dieną daugiau nei 8 valandas, arba tas, kuris naktinis, tai vadinasi didžėjai, tam vedėjai priklauso, privalo būti maitinamas. Ir tą aš labai akcentuoju ir savo jauniesiems, ir sutartyje nurodau, kad tai turi būti. Tai mums svarbu, ko jaunieji kartais nepadaro, įsiaiškinti, ką valgo personalas ir kiek jo iš tikrųjų bus. Kažkodėl, ne kažkodėl, bet dažnai jaunieji vieną tokią klaidą irgi padaro, kad atvažiuos vedėjas, tai surašo vienas vedėjas, tai didžėjus vienas, tai grupė ten, tarkim, jeigu viena atlikėja vienas, planuotoja vienas, kas dar ten gali būti, fotografas vienas, videografas vienas. Bet kiekvienų tiekėjų reikia klausti, keliese jie bus. Nes vedėjas dažniausiai atvažiuoja dviese, kažkas vieniem ne visada, bet dabar jau dažnas atvejis, kad vedėjas plus jo asistentas. Didžėjus visada važiuoja ir jeigu dar yra grupė, tai tikrai su garsistais. Tai jų dažniausiai būna ir 4, ir 5. Tada mes turim ten video foto, kartais jie atvažiuoja su savo asistentais turimais. Vėlgi vietą vieno žmogus turim vėl po 2. Tai labai svarbu suprasti, kad tiek, kiek yra užsakyta karštų, virtuvė iš kažkur daugiau nepaims. Tai mes vėlgi esam tie žmonės, kurie turim išsiaiškinti, susižinoti, kiek bus personalo, kiek jų valgančių, ar yra vegetarų, ar kažko netoleruojančių, pavyzdžiui, ir tada pranešti tai virtuviai visą skaičių, kas ką valgo, kiek ko valgys. Tai yra tikrai nebūtinybė, ne prievolė, bet tai darosi, kuo toliau, tuo labiau suprantama, kad maitinti personalą reikia ir pasirūpinti jų maitinimą. Kartais jaunieji nepagalvoja, mes esam tie, kurie galim jiem apie tai pasakyti.
ir vėlgi labai svarbu keičiantis žmonių gyvenimo būdui, tas mitybos principai, ką jie valgo ar kažkam alergiški yra, ištransliuoti irgi, nes tai yra dėmesys, kur kai kitą kartą su jumis dirbs tie patys tiekėjai, sakys, o geras, su šita buvo fainiai, tai bus ir dabar gerai. Tai man atrodo, kad mūsų siekiamybė yra neįtikti gal visiems, bet būti tiems koordinatoriams, toms koordinatoriams, kur po šventės sakytų, nu va tu kieta, norėsiu su tavim dar kartą dirbti. Ir kai ateis tokia diena, tai sakys, geras, faina, aš prisimenu ją, bus gerai, žinokit. Tai kartais man pačiai yra tekę, kad kaip čia, tam, kad galėčiau koordinuoti šventę, jaunieji klausia vedėjo užtarimo, kitų žmonių užtarimo, su kuriais aš esu dirbusi, ir kai sako, kad jo, jinai šaunuolė, fainiai, imkit, padarys, tai yra tikrai labai smagu ir tai yra dar didesnis pasitikėjimas tavo žiniomis. Tai buvo, aišku, seniai pradžioje gal, bet tikrai patys jaunieji sakė, kad perklausė tiekėjų tam tikrų, kurie dirba šventėje ir dirbo su manim jau kelis kartus, ar galima manim pasitikėti. Tai manau, kad tai yra natūralu, jie įsijungia tokius saugiklius šiek tiek, kadangi tavęs nepažįsta, nežino, juolab jeigu tu dar esi naujokas rinkoje, tai tas rekomendacijas aš galbūt netgi ir siūlau, jeigu jau teko su kažkuo dirbti ir viskas buvo fainiai, kad jeigu trūksta kažkam pasitikėjimo jūsų žiniomis ir jėgomis, įsigyti, kad parašykit vedėjai, mes dirbam, manau, kad tikrai galėsiu užtarti ir pasakyti, kad susitvarkom su ta šventės diena bes puikiai. Tai kai mes tuos tiekėjus perskambinam, prisistatom, kas mes tokie esam, kad jie žinotų mūsų kontaktą, turėtų, kad jeigu kiltų bet koks klausimas, skambintų jums jau, o ne jauniesiems. Ir viskas nuo tos akimirkos jau yra jūsų rankose. Svarbu turėti tą tokį užtikrintumą šiuo atžvilgiu, kad jeigu kažkas, tai kad jūs valdot situaciją. Tokių kaip tiekėjų, atskirų tiekėjų koordinavimas, sakyčiau, kad jis, aš esu linkus nesikišti kitų darbo procesus. Tai vadinasi, jeigu koordinatorė, mes žinom ar ne, pasitikslinam, ko prašė jaunieji koordinatorius. Jinai visko pasirūpina, sakys, ne, ten nuo gėlių iki vazų. Ok, tai mums svarbu pasiskambinti ir pasakyti, sveiki, kada planuojate atvažiuoti, kiek laiko jums reikia pasiruošti. Tai jūs būsit tuo metu, ok, tą laiką, tuo metu renkasi svečiai, iki tos valandos viskas turi būti pilnai paruošta. O jau kokiu tempu, kiek žmonių dirbs, dės ten žvakės ar ten, tai yra visiškai ne jūsų dalykas. Ir aš ko dažnai klausiu pati, tai ar aš galiu kažkuo jums padėti, ar suteikti kažkokios informacijos, kurios jūs dar nežinot. Arba nekalbėjau su jaunaisiais, neįsiaiškinot iki galo, ar galiu kažką patikslinti. Jeigu mes turim jau informacijos ar ne, kad mes patys iš savęs, tada tikslinam. Jeigu neturim, tai tada paklausim ir jie būna, kad atsako, kad jo pasakykit dėl kortelių susėdimo, ar jaunieji paims jas, ar man ten pasiimti. Šiaip dekoratoriai viską vienose rankose turi ir tas korteles susėdimo, bet kartais būna, kad jauniai užsisako savo ten kažkur. Tai va irgi tą atvežti, nuvežti yra svarbu sužinoti, pas ką jos yra. Kitas dalykas, tai jeigu mes esam tą dieną prisiėmę atsakomybę kažką paimti, pavyzdžiui, žiedlapius, ar ne, taip įsiaiškinkim, ar nereikia paimti kokių nors gėlių papildomai arba kažkokių kitų daiktų. Kaip pavyzdys, tiesiog pasakysiu savo patirtį, kai jau nuotaka užsisakė žiedlapius ir gėles iš vienos floristės ir mes susitarėm, kad aš ryte važiuodama paimsiu puokštės ant stalų. Nes dekoro kaip po tokio nebuvo, tai reikėjo tiesiog puokštės, kurios jau padarytos, paduoti padavėjam, kad jie padėtų ant stalų. Aš paėmiau tas 3 puokštės ir išvažiavau. Ir čia buvo gal tokia esminė mano klaida, bet tuo pačiu floristė man nepasakė, kad yra nuotakos puokštė, net ant akių nebuvo padėta. Nuotaka nesakė, kad nuotakos puokštės jinai dar neturi,
o aš važiavau tik tai tų gėlių, kurios ant stalo. Ir aš jau šventės vietoj, nuotaka ateina ir matau, kad net tuščiom rankom. Ir sako, tu paėmė, nes, sako, mano puokštė nuotakos. Jo. Gerai, kad aš šventė buvo Vilniuje, tai aš per 10 minučių pirmin atgal sulakščiau ir paėmiau tą puokštę, bet jo, jinai buvo nepaimta, nei nuotaka paėmė, nei man pasakė, kad aš turiu paimti, nei floristė man užsiminė apie tai, kad nuotakos puokštė irgi stovi. Tai čia buvo toks dalykėlis, kai galbūt nepaklausi, žiūrėk, ne per visus žingsnius pereini, ar ne, žiūrėk, bet o puokštę kur tu pasiimsi, pas ką daraisi, ar ten pat, ar ne. Tai vat, net ir geriausia suklysta gal, nors anokia čia klaida, bet svarbu, kodėl vat svarbu, gal paminėjau tai, kad suprastumėt, kokios klaidos gali būti, kaip svarbu išsiklausinėti, kiek detaliai svarbu išsiklausinėti ir gerai, jeigu tai yra miestas, o ne kur nors mieste šventė ir tas salonas gėlių, o ne kur nors tolėliau už miesto ir tai būtų ne 10 minučių klausimas, o valandos ar pusvalandžio jau. Tai viena dalis. Kita dalis tikrai yra buvusi, kai šventė Kupiškyje, o spauda Vilniuje, nes tiesiog išsiuntė ne ten. Tai kadangi turiu glaudų santykį su barmenais, su kuriais mes šį sezoną dirbom labai dažnai, beveik kiekvienoje šventėje, skambinau ir sakiau, žiūrėkit, jūs važiuojat irgi vėl į šventę su manim, užsukit, prašau, paimkit spaudą, nes susėdimo kortelės ten yra ir susėdimo planas ir man jo reikia. Tai jie prasuko pro vietą, išvažiavo anksčiau, paėmė iš ten spaudos visą reikalingą spaudą ir atvežė į Kupiškį, į šventės vietą. Tai va tokie dalykai, jie kartais nenumatyti, kartais ne iki galo įsiaiškinti, kažkas suklydo, kur, pavyzdžiui, net nebūtinai tu, o tiesiog kitas tiekėjas, kuris dažnai su tavim dirba, įpratęs į Vilnių siųsti ir siunčia, o kad tu visai netenėsi, tai net nepasigilino, net nepasižiūrėjo arba net nesusitarėt. Tai kartais dėl vienų dalykų esam mes, praleidžiam kažkokią informaciją, dėl kitų, kiti galbūt ar ne, nes visgi prie šventės dirba žmonės ir jie žmogiškas klaidas kartais daro. Tai man atrodo, kad antras dalykas, kas yra labai svarbu, tai jeigu kažkas įvyko jau, nebadyti rankom ir neieškoti, kas dėl to kaltas. Suprasti, kad mes turim situaciją, kokią turim ir kaip mes dabar sprendžiam. Nes jeigu neįspręsim, kokios pasekmės. O jau kas kaltas, kas pasakė, kas nepasakė, aiškinsimės tada, kai praeis šventė. Aš laikausi šios taisyklės ir neiti ir tuo metu neskalpuoti kažko, nebandyti ten šnekėti ar priekaištauti, kad tu kažko nepadarai, o tiesiog tuo metu pakankamai šaltai sureaguoti, suprasti, kad reikia spręsti, o paskui jau kalbėsim, kas dėl to kaltas. Tai manau, kad čia vienas iš dalykų, kurie tave daro profesionalų ir tavo santykius išlaiko gerus su kolegom ir partneriais. Viena dalis. Antra dalis viso to, tai nesvarbu, kas suklydo tą dieną, ar tai būtų mūsų klaida, ar tai būtų kitų tiekėjų klaida, ar tai būtų tiesiog informacijos praleidimas kažkur. Nepakišinėti kolegų, nepakišinėti kitų po tuo, kad, čia tai ne, žinokit, čia kiti. Net jeigu ir kiti tą padarė, tai priimti, kad, buvo taip, kažkur nebuvo susišnekėta, praleidom, bet svarbiausia, mes įsisprendėm. Nes aš nežinau, žinokit, ką duos tas pakišinėjimas kitų, pridavimas, nes tai yra nusimetimas atsakomybės nuo savo pečių, bandymas pasirodyti profesionaliu, bet tie kaltinimai ir čia jisai padarė sakymas arba jinai mažiausiai daro jūs profesionaliu. Tai manau, kad tam tikra darbo etika be drabužių, be tvarkingos išvaizdos, be problemos sprendimo ir paskui ieškojimo tik kas
kur suklydo, tai nebūti tais, kurie pardavinėja savo kolegas. Tiesiog sakyti, jo, vyko klaida, mes įsiaiškinom, visą kitą nebesvarbu jau. Viskas. Užkirsti kelią toms dramoms, apkalboms gal kažkokioms, pykčiams. Tiesiog, jeigu išsprendėm, visą kitą jau tampa nebesvarbu. Viena dalis. Ir antra dalis, kokios taisyklės laikausi, tai yra, jeigu kažkas nutiko ir galima apie tai nepasakoti jauniesiam, mes nepasakojam. Tai čia yra auksinė taisyklė, nes mes esam tam, kad spręstumėm problemas. tą dieną iškilusias kažkokias stresinės situacijas. Kam reikalinga apie tai kalbėti jauniesi, jeigu jie mus tam ir pasamdė. Tai siūlau nepasakoti tokių dalykų, jeigu kažkas kažką padarė, žiūrėk, ten net vyko tas, tai ką jam dabar daryti su tą informacija? Jūs turit kažką su ją daryti, ne jie. Pasakyti po to, kai išsprendėt tą situaciją ir pasijuokti iš jos, jeigu jinai juokinga. Tai tikrai galima. Yra buvusi situacija, kada jaunieji nusimatė šventės vietoje sutikimą vienoj vietoj ir man pasakė, padarė nuotrauką, atsiuntė ir pasakė, Živilė, čia arka turi būti papuošta ir čia kilimas nutiestas. Vat kartais svarbu nuotraukos įrodymai iš jaunųjų. Tas kilimas raudonas. Aš sakiau, okei, bus. Likus tikrai nemeluosiu 5 minutėm, jeigu ne mažiau iki jaunųjų atvykimo. Aš atsisuku ir matau, kad svečiai stovi visiškai ne ten. Kilimas irgi ne ten. Nu ir kad tai nebūtų katastrofinė problema ir tai nebūtų situacija, dėl kurios nevyktų šventė. Ne. Bet, jaunieji samdo koordinatorius, samdo profesionalus ir jie nori, kad taip, kaip jie numatė, būtų įgyvendinta, jeigu tai įmanoma. Tai čia buvo toks niuansas ir patirtis, ką reiškia, kai visi tiekėjai žino skirtingą informaciją ir koordinatoriai turi būti ta, kuri laiko visą informaciją vienose rankose. Nes vedėjas žinojo, kad taigi ten visada pasitinkam, šventės vieta sako, tai jie ne čia norėjo, tai čia tarėmės. Ir aš tada atsiverčiau tą nuotrauką, sakau, ne, žiūrėkit, jie va čia nori pasitikimo, sakau, kaip šiandien prisimenu, kad mes šnekėjom. Tai labai gerai, kai dirbo nuostabi komanda, per minutę laiko buvo suviniotas kilimas ir perneštas į kitą pusę su visais svečiais. Tai jaunieji buvo šiek tiek užlaikyti, nes jie jau laukė, bet mes juos tiesiog prie automobilio užlaikėm. Ir jie atėjo, kaip ir buvo sutarta, žodžiu, per tą įėjimą. Tik tai mes, vedėjas ir svečiai žinojo, kad čia kažkas ne iki galo buvo pagal planą ir reikėjo keisti. Bet mes įsprendėm, tai tapo mažiausia problema, ne? Ir mes jauniesiam nieko nesakėm, nes o kas iš to? Bet kai po kelių dienų susitikom su jaunaisiais, jie norėjo padėkoti, svečiai pasakė, kad buvo tokia situacija ir sako, Živilė, o kas ten su to raudono kilimo atsitiko? Ir jie jau pas draugus storiuose matė, kad kai jie kėlėsi iš tos arkos nuotraukas, ten jinai buvo tik papuošta, bet po raudono kilimo. Ir sako, mes matėm ir galvojom, kas čia yra. Tai sako, galvom, gal nespėjo dar patiesti tiesiog, kad kilimas nesusimindytų, neišsipurvintų, kad gražus būtų. Taip, sakom, tikrai taip ir buvo. Bet aišku, paskui mes pakalbėjom ar ne apie tą situaciją ir sakė, kaip gerai, kad mes nežinojom. Ir nesako, jeigu būtumėm patys pradėję nervuotis gal, arba būtumėm atėję ir pamatę, kad visai ne ten pasitinka, sako, tai nebūtumėm gal labai laimingi, bet kaip faina, kad išsprendėt. Tai po šventės tai jau tapo toksai prisiminimas, juokingas, fainas, bet kai atsitinka kažkokios nenumatytos situacijos, svarbu, sakau, apie tai, neiti iš karto ir dalintis su jaunaisiais, nes kuo jie jums padės. Taip, yra tokių situacijų, kur reikia įtraukti jaunuosius, kažkas atsitiko, nežinau, dokumentų jie neturi, pamiršo ar ne, arba dar ką nors. Tai tada jau reikia sakyti, žiūrėkit, kur jūsų dokumentai mes važiuojam paimsim, arba eikit suraskit, jeigu turit vietoje, tai čia neišvengiamai. Tokiuose vietose mes turim juos įtraukti. Bet jeigu galim išspręsti jų neįtraukdami į tą dalį,
mes labai gražiai bandom tą padaryti, išlaviruoti ir spręsti viską. Tai pradėkime nuo tradicinių vestuvių. Principai jos atrodo taip, kad turi tokius išskirtinius gal bruožus, kaip pavyzdžiui vedėja, ir turi labai aiškiai dienos struktūrą ir dienos planą. Vadinasi, kada kur būnam, ko laikomės, kada pjaunam tortą. Ir čia kalbu ne apie tai, kada atvyksta tiekėjai, nes tas planas yra svarbus ir vienu ir kitu atveju, bet tradicinėse vestuvėse yra labai aiškus laikas, kada pjaunam tortą, kada valgom, kada vakarienė, kada pirmas šokis, kada židinio įteikimas, kas 12 valandą laukia. Ir labai dažnai tradicinėse šventėse įeina visi tradiciniai tie momentai, kuriuos išvardinu. Dar vienas iš bruožų tai yra, kad tradicinės vestuvės vyksta sodybose arba dar kitas variantas yra restorane. Tai prie šito modelio tas planas, jis yra taip, kad mes visą dieną rūpinamės ir taip jaunaisiais, bet atvykus svečiams į šventės vietą, jau visą tą koordinavimą, sakykime, didįjį anonsavimą, pristatymą veiklų, kas toliau laukia, perima vedėjas. Jau vakare mes turim gal mažiau darbo, sakyčiau, daugiau laisvo laiko, nes visą tą vakare mes gal turim šiek tiek laisvesnio laiko, mažiau į kažkokių įsipareigojimų sekti programą, nes tai atlieka vedėjas jau. Kur reikia pagalbos, mes galim pasiklausti jo, nes vieni turi savo komandą ir ten tikrai nereikia net ir paklausti, sakys, ne, viskas ok, mes susitvarkom patys, chill, ilsėkis. Yra taip, arba kartais reikia pagalbos vedėjam, kažką pakoordinuojant papildomai, kažkur nueinant, kažką pasakant, tai čia žiūrim pagal situaciją, ar ne, bet jeigu yra vedėjas, tikrai ne visada reikia koordinatorius iki 12 valandos. Bet iš savo patirties aš labai rekomenduočiau būti bent jau iki 10, nes kartais būna net ir prie geriausių norų ištinka gyvenimas ir atsiranda tokių situacijų, kur, vedėjas nesprendžia galbūt, arba nežino gal kažkokios informacijos iki galo, kur mes galėtumėm pasitarnauti su savo patirtim. Tai, sakau, tai nėra būtinybė, bet iš principo, kai yra vedėjas, vakarinė dalis yra šiek tiek laisvesnė mums pačioms ar patiems. Bet tas dienos planas, ar ne, jisai irgi yra toksai, labai svarbus, nes mes labai žinom, kad tai bus bažnyčia, kad kuriuo metu, kad make-upai, tai jisai išlieka toks, ne, tas rytas pakankamai gal standartinis, sakyčiau, sunaviguoti, sukoordinuoti ir sekti tą programą. Šitoj vietoj, kaip ir sakau, išlieka labai svarbu grįžtant bažnyčią. Tai mums prie tradicinio to vestuvių varianto dažniausiai kokie 80% bažnyčia yra neišvengiama. Kiti likę, sakyčiau, renkasi arba metrikaciją, arba humanistinės ceremonijas. Tai kai mes turim bažnyčią, aš sakau, kad supraskim, kad mes ten esam svečiai. Ir mes ten savo taisyklių nekuriam. Sakau vien tam, kad užakcentuočiau, kadangi kiek man teko būti bažnyčiose, pasakius, kad aš esu planuotoja arba koordinatorė, jau esu nemėgiamųjų sąraše, nes tiesiog gal kažkokios blogos patirtys, kaip ir mes turim, ar ne, planuotojai, koordinatoriai savo blogų patirčių su tam tikrais tiekėjais, taip ir bažnyčios turi tokių blogų patirčių su mumis. Ir aš stengiuosi, suprasdama, kad tai yra jų erdvė, prisitaikyti prie jų taisyklių, nesvarbu, ar tai skambėtų labai absurdiškai, ar visgi lankščiai priimtumėm tam tikrus sprendimus, bet visada labai rekomenduoju būti tais, kurie prisitaikot prie jų taisyklių, prašymų, reikalavimų. Tai
noriu prieiti prie tos bažnyčios dar, kad labai svarbi, jeigu žiūrint taip visą dieną, visus įvykius dienos, tai bažnyčia yra svarbiausias dienos highlightas. Nes be santuokos, kad ir kur jinai bebūtų, visa kita tampa visiškai nublanksta, ar ne? Be santuokos vakarėlis netoks būtų, arba iš viso nebebūtų. Visi ruošiasi tai dienai baliui, vakarėliui, taip, bet iš principo ruošiasi santuokai. Svarbiam gyvenimo įvykiui. Ir reikia suprasti, kad ta dalis yra svarbi ir jinai turi būti tinkamai sukoordinuota. O visa kita, jeigu šitą dalį mes puikiai atliekam, visa kita yra tikrai puikiai išvažiuosit. Tai visų pirma, reikėtų pradėti nuo to, kad atvažiuoti anksčiau į bažnyčią. Tai yra tarkim, jeigu yra ceremonija 1 valandą, mes atvažiuojam 12 valandą. Reikalinga tai padaryti tam, kad mes, jeigu iki tos dienos dar nekalbėjom su kunigu, neįsiaiškinom, kas galima, ko negalima, kur stovi staliukas šampano, kur galima tą daryti ar ne, žiedlapiai gali būti ar negali būti. Jeigu mes šitos dalies nepadarėm iki tol, tą turim padaryti tą dieną. Mes atvykstam, susirandam kunigą, pasikalbam, kur stovėti. Ar jisai pasitiks jaunuosius pats ir palydės iki altoriaus, ar jaunieji patys ateis. Koks bus ženklas, kad jie gali pradėti eiti. Taip. Ir kai mes atvykstam, įsiaiškinam šitus dalykus, atvažiuoja šampano staliukas valandą iki ceremonijos taipogi. Mes pasitinkam jį, parodom, kur jis gali pastatyti staliuką, kiek laiko truks ceremonija, informuojam, kad jie galėtų pradėti ruoštis pilstyti šampaną. Kai šitą dalį susitvarkom, pusvalandis iki ceremonijos pradeda rinktis svečiai. Kai jie pradeda rinktis, galit pastebėti, kad ar jeigu ir patys buvot, kad dažniausiai būna tokie pasimetę žvilgsniai, neaišku, kaip čia kas, kaip čia kur. Tai drąsiai prieikit prie jų, nes jūsų drąsa kaip koordinatorius čia yra būtina šitam darbe, ypač nebijoti šnekėti ir nebijoti žmonių. Prieikit prie jų, informuokit, kad ar jūs esate vykę tokio ir tokio vestuves, jeigu taip, tai jauskitės laisvai, apsižvalgykit, pasakysiu, kada galima užimti vietas bažnyčioje ar panašiai. Kai renkasi svečiai, be 15 kažkur, tai yra 15 minučių iki ceremonijos, mes pakviečiam svečius užimti vietas bažnyčioje. Pirmos eilės yra skirtos tėveliam, seneliam, broliam ir sesėm. Šalia to turi sėdėti liudininkai. Visi kiti gali sėdėti kitose eilėse, skirtumą jau nebeturi. Tai yra todėl, kad jie yra šeima, jie turi geriausiai matyti ir girdėti savo vaikus, savo anūkus, savo brolius sesės, o liudininkai tiesiog, kad prireikus pasirašyti ar kokiai kitai pagalbai, žiedams įteikti, jie turi būti šalia ir pakankamai greitai atsirasti prie kunigo arba jaunųjų. Tai kai jie susėda, mūsų darbas yra pasitikti jaunuosius. Svarbu, kad informuoti juos, kad kai jie atvyksta prie bažnyčios, liktų automobilyje ir išliptų tik tada, kai jūs ateisit jų pasitikti. Tada jūs juos pasiemat, atsivedat prie bažnyčios vartų ir užtikrinat, ar visi svečiai jau užėmė vietas, juos lauke pasistatot gražiai, sutvarkot nuotakų suknelę, vėliumą ir duodant ženklą kunigui. Tai dažniausiai būna varpas suskambėjęs, kada visi svečiai bažnyčia pakyla iš savo sėdimų vietų. Ir taip, varpas, pakyla svečiai iš savo sėdimų vietų, užgroja dažniausiai vargonai arba kuri bet kita muzika, kurią pasamdė ir jaunieji pradeda eiti. Svarbu pasakyti kelis dalykus. Tai vienas, kad eitų lėtai, nebėgtų, niekas neveja. Antras, kad neitų link altoriaus nuleidę va taip galvų, nes nuotraukose taip ir atrodys ir video. Ir trečias, kad nuotaka nelaikytų puokštės taip, nes dažniausiai iš streso nori pasislėpti. Tai optimaliausia sakyti, kad nuotakos puokštės kotelės turėtų būti įremtas į bambą. Tada puokštė bus, kad ir kokio jinai dydžio, tikrai nedengs veido ir nedengs šitos vietos.
Kol vyksta ceremonija, aš esu linkusi nedalyvauti ceremonijos dalyje ar kažkur priekyje, nes tai tiesiog blaško ir pačius jaunuosius, ir svečius, ir kunigą. Gal čia pakartosiu prie to, kodėl svarbu atsižvelgti į jų prašymus, nes tiesiog yra tokių, kurie sako, jūs netrukdykit man dirbti, aš netrukdysiu jums dirbti. Tai laikydamasi tos taisyklės ir išgirsdama juos, aš tiesiog visą ceremoniją renkuosi stebėti pačiam gale, prie pat bažnyčios vartų, įeinant į bažnyčią turiu omeny, tiesiog viską matau, viską girdžiu, seku programą, žinau, kada baigsis, bet nebūnu po akim, po ranka, žodžiu, nes ir mano patirtis sako, kad labai retu atveju prireikia koordinatorius pagalbos bažnyčioje. Jeigu fotografui reikia pataisyti suknelę, nes matosi, kad negražiai atrodo, jis tikrai tą puikiai padaro. Bet koordinatorė, manau, kad stovėjimo šalia, blaško. Tai manau, kad jauskite šiek tiek atsipalaidavę iš to klausimų ir tikrai galit būti, dalyvauti, bet šone kur nors gale, nebūtina prie pat visą laiką suknelę taisyti ar dar ką nors. Po ceremonijos tai toks vieta, kur galima jau kviesti svečius į lauką žiedlapiams ir sutikti jaunuosius. Yra ta vieta, kai kunigas sako palaiminimą ir pasikviečia po to jaunuosius ir liudininkus pasirašyti santuokos liudimą. Tai yra ta vieta, kur mes galim pakelti svečius nuo jų suolų ir paprašyti ateiti į lauką pasitikti ten jaunuosius. Šitą dalį reikėtų paklausti irgi kunigo, nes kai kurie kunigai sako, kad jūs nieko nesakykit, aš pasakysiu, kad jūs galit atsistokit svečiai, palikit bažnyčią, sutiksit jaunuosius lauke. Bet tai sako maža dalis, kita sako pasimkit jūs juos patys ir išsiveskit. Tai tada mes prieinam gražiai prie suolų ir sakom, mėly svečiai, prašom pakilti dabar ir pasitikti jaunuosius lauke. Tai mes juos įsivedam, svarbu gražiai susistatyti ir vienoje ir kitoje pusėje, kad būtų tvarkinga tokią taką padaryti, ne per toli, ne per arti, kad kreimas nebūtų, nes tai turi įtakos ir nuotraukoms. Tai svarbu, kad jis būtų tvarkingas, sustyguotas ir tada išdalinant žiedlapius. Mums svarbu būtų tokiais announceriais, bet tokiais, kurie palaiko ir atmosferą. Tai vadinasi, kad mes sakydami, kad žiūrėkit, pamatysit jaunuosius, kai jie jau bus sulig pirmai žmonėmis stovinčiais su žiedlapiais, metam žiedlapis į viršų, ne į veidą tik tai, šitą paminėti, nes kai kuriem ne visada aišku būna, metam į viršų ir garsiai plojam, šaukiam ir pasitinkam juos. Kai jie eina jaunieji, svarbu stebėti, ar visa tai vyksta, ar tų plojimų pakankamai, ar tų šūksnių pakankamai, nes esu linkusi tada padėti ir pati pradėti ploti, pati pradėti šaukti, arba sakyti palaikom, duodam garsą. Nebijoti būti tokiems, kur matom, kad truputį per tylu, arba kažkaip nejauku, tai tada duodam stimulo šiek tiek ir pačios prisijungiam, arba patys. Tai kai jie ateina prie jūsų, jau įvyko žiedlapiai, kodėl antras žmogus kartais yra reikalingas, ypač prie bažnyčios, dėl to, kad kai kurios bažnyčios leidžia žiedlapius tik tuo atveju, jeigu juos susišluosit po to. Tai irgi labai svarbiai įsivertinkit šitą aspektą. Ar galima juos tiesiog palikti, ar reikės susišluoti. Kita dalis, kai pasibaigia, jūs pakviečiat visus svečius pasivaišinti gėrimais, šampanu ir užkandžiais ir tie, kas turi kažką pasakyti jauniesiam, pasveikinti. Kai vyksta vaišinimasis gėrimais ir šampanu, raginu ir jauniesiam pasakyti ir patiem iškomunikuoti taip, kad nepradėtų visi sveikinti svečiai prie bažnyčios. Nes sveikinimai prie bažnyčios yra skirti tik tai tiems, kurie nedalyvauja vakariniai dalyje. Visi kiti, kurie yra pakviesti į vakarienę arba į šventinį vakarėlį, sveikinimus ruošia atvykę į šventės vietą.
Taip sutaupom šiek tiek laiko ir priimdami sveikinimus tik tai iš kolegų, kažkokių artimųjų, kurie, kaip minėjau, nedalyvauja vakariniai dalyje. Ir galima ilgiau pasimėgauti šampanu, net stovėti tą eilutę. Tai čia ta dalis, kuri yra svarbiausia. Dar svarbu, gal paskutinis akcentas, tai kad stebėti, kuriuo metu mes turim jauniesiem priminti, kad jie turi vykti į fotosesiją, kad tas pasibuvimas neužsitęstų iki 1 ir 2 ir sakyti, žiūrėkit, už 10 minučių būtų gerai, kad jūs jau vyktumėte į fotosesiją. Tai yra irgi mūsų dalis ir mes, kai išleidžiam juos, viskas, mes tada vykstam į sodybą, viską susižiūrim, susičekinam, pasižiūrime, kai atvykstam į sodybą, natūraliai labai daug klausimų būna visiems. Živilė, žiūrėk, o ten, žiūrėk, o čia, o ar gerai, žiūrėk, mes čia pakeitėm, žiūrėk, o čia ar gerai gaunasi, o ką darysim. Tai žodžiu, tų klausimų yra ir jūs esate tie žmonės, kurie priema sprendimus, atsako į tos klausimus ir prisiemat atsakomybę už sprendimų priėmimą. Nereikia bijoti tos atsakomybės, nes kartais tie sprendimai būna tokie genialūs, kad sako, kaip gerai, kad tu taip sugalvoji. Tai čia, sakyčiau, kalbant apie tą tradicinį planą, jeigu taip reziumuojant, tai mūsų dalis svarbiausia yra highlightas, bažnyčia ir ta pirma dienos pusė, o vakarui mes galim pasitikėti ir atiduoti dalį darbo vedėjui, nes jis laiko visą vakaro vairą. Ir jeigu reikia pagalbos, mes pasikalbam, paklausim jo kur, tam, kad netrukdyti ir jam dirbti. O jeigu nereikia, tai tada būnam tik taip, tokia šonė pagalba atnešti kažką, parnešti, pasižiūrėti, pasireguliuoti. Tai, žodžiu, tokia ekstra pagalba. Yra žymiai lengvesnis, laisvesnis, be kažkokių aiškių apribojimų, kas ką nori, tas tą veikia. Dažniausiai čia būna ir tų pačių lauko žaidimų paruošta, šiaip kažkokių pramogų, kur aš renkuosi, noriu eiti žaisti ar nenoriu. Nėra įtraukiami visi svečiai į bendras veiklas. Kiekvienas įsitraukia tiek, kiek nori ir ten, kur nori. Tai čia yra esminis toks ir to bijoti, koordinuoti galbūt nereikia. Tai čia tokie, gal sakyčiau, esminiai skirtumai, ar ne, ir tai, ką koordinatorius darė. Pirma dalis, kaip ir dienos, nelabai ko skiriasi, bet tada antra, kur mes turim šiek tiek daugiau įsipareigojimų, bet nereikia to tokio pagal laikrodį grafiko, kad žiūrėk, mes turim čia ir dabar kažką daryti ir kad negalim vėluoti. Ne, tokių laikų mes mažiausiai turim netradicinėse šventėse. Ir dar ką paminėsiu, kad netradicinėse vestuvėse dažnai vyrauja ir netradicinės santuokos ceremonijos. Tai vadinasi, mažiau renkamasi bažnyčios santuoka, metrikacija pasiliekama tik tai tam, kad teisiškai įtvirtinti santuoką, bet renkamasi humanistinės, renkamasi baltų tikėjimo, renkamasi vedėjai, kokie nors tie patys nevedėjai, bet gal labiau turiuomenį stand-uperiai net gali pravesti ceremoniją, jeigu šventėje šiaip tokie dalyvauja. Kiti gali būti ir draugai. Žodžiu, ceremoniją tada renkasi kiekvienas pagal save, ar tai nori kaip ant juoko, nori linksmos, su kažkokiais humoro elementais, ar tai nori visiškai organiškos tokios su baltų papročiais, kažkokiais kito šiek tiek tikėjimo gal. Tai ir net čia labai išsiskiria ta, kur yra tradicinė mūsų šventė vestuvių ir kur yra netradicinė. Kalbant apie problemų sprendimą, tai didžiausios problemos, kurios ištinka vestuvėse, tai yra viena nekontroliuojama, antra kontroliuojama, bet ne nuo mūsų priklauso. Tai viena yra oras. Tai mes negalim kontroliuoti oro ir numatyti, bet turim turėti planą A, jeigu darom lauke, ir būtinai turėti planą B ir C, kas jeigu lyja ir lauke daryti mes negalim. Čia labai svarbu įsivertinti, kad jeigu mes matom, kad ryte dar rodo lietų, kada vėliausiai mes turim nuspręsti ir priimti sprendimą ir pasakyti tiekėjams, kad šventę paliekam lauke, o kada keliam į vidų.
nes reikia įsivertinti, kad mums reikia aparatūrą, perdengti stalus. Tai stebėti tą laiką ir žinoti, kad viskas 12 val. Yra deadline'as, jeigu rodo dar lietų, tai mes keliamės į vidų. Bet jeigu 12 val. Rodo prošvaistę jau ir kad rimsta, tada priėmė sprendimą rizikuoti, nes jaunieji kaip ir yra tie sprendimų priėmėjai didesni, bet koordinatorė yra ta, kurią jie pasitikė, jos profesionalumu. Ir jeigu jie pasakys, kad nerizikuojam, kažkaip išsiversim, tikrai padarysim, kad būtų gerai, tai jie pasitikės, rizikuos ir tada ta atsakomybė jau bus ant jūsų rankų. Tai sprendimus turėsit būti paruošę irgi jūs. Kas jeigu. Ir kita dalis yra generatorių, kas dažniausiai vyksta sodybose, kad dingus elektrai dėl oro sąlygų, dėl kažkokių blogos laidų instaliacijos, šiaip kas yra retas dalykas, bet pasitaiko. To generatoriaus jie neturi, nežino iš kur gauti kartais, tai mes turėtumėm visgi prieš kiekvieną šventę turėti kažkokį kontaktą, kam galėtumėm paskambinti, jeigu mums reikėtų generatorius čia ir dabar. Tai čia vienas iš tokių irgi dalykų, kurie svarbus yra, o visa kita, aš sakyčiau, yra smulkmenos ir jų bijoti nereikia. Jeigu taip iš mano patirties, mum yra sprogęs ir automobilis važiuojant, variklis. Čia svarbiausia nepanikuoti ir ieškoti sprendimų. Visada jaunuosius galim persisodinti į savo automobilius, organizuoti kitą automobilį, draugų automobilį, persodinti ir juos atvežti iki vietos, kur reikia. Tai šitos dalys yra išsprendžiamos. Labiausiai turbūt, kam reikėtų ruoštis, tai yra oro. Ir ypač, kai kalbam apie bažnyčią, jaunieji nepagalvoja, kad staliukas stovi lauke, o jeigu lis, kas tada? Su skėčiais, irgi gali tai būti. O gal reikės palapinės ir mes turėsim suorganizuoti čia ir dabar. Tai čia tampa svarbus ir mūsų kontaktų sąrašas. Kad jeigu reikia, mes turim šilto kontaktą ir žinom, kad paskambinę, mes gausim tą palapinę pakankamai greitų metų. Dabar pereikim prie to dienos plano pavyzdžio, kurį matot savo prisegtuke. Trumpai perbėgsiu per jį, kad tiesiog suprastumėt, kam tiek laiko reikia skirti, kai jūs koordinuosit šventę. Svarbiausia, dienos planas yra skirtas visiems tiekėjams, vadinasi, savaitę iki šventės jūs juo turit pasidalinti su maitintojais, šventės vieta, fotografu, videografu, vedėjų, didžėjų, visais, kurie rūpinasi dekoratorė, visais, kurie dirba toje šventėje. Na, sakyčiau, gal nereikia tiesiog make-uperiam, šukuosenų meistriam, nes, joms neaktualu. Visi kiti turi gauti šitą informaciją, šitą PDF failą, jūsų padarytą dienos planą savaitę iki šventės. Prie šito plano papildomai turi būti, ypač kas liečia šventės vietą, jeigu tai yra kažkoks miesto centras ar kažkoks restoranas, būtina padaryti screenshotus ir įkelti papildomą informaciją apie tai, kur galima palikti automobilius, kaip parkuoti, kur privažiavimas arčiausiai prie to šventės vietos. Ir dar vieną dalį, tai yra, kur išsikrauti galima visą techniką apšvietėjams ir įgarsintojams. Tai šitą turim įsiaiškinti mes ir su nuorodom, su labai aiškiom nuotraukom, parodyti jiems, kad žiūrėkit, čia jūs galite sustoti, čia išsikrauti, bet automobilį turit patraukti ir tada statyti mokamoje galbūt vietoje, ne? Tai jūs turite irgi tą sunaviguoti. Tai dienos plane būtinai turi būti jaunųjų vardai ir vardai, tam, kad nesumaišytumėm nei mes, nei kiti tiekėjai, šventės data, tikslus vietos adresas ir pavadinimas. Jeigu tai yra kažkokia sodyba, kuri sunkiai randama, turi būti ir koordinatės. Ceremonijos vieta, tai vėlgi bažnyčia, bažnyčios pavadinimas, adresas ir viskas. Koordinatorius tai yra jūsų duomenys, tai yra vardas ir telefono numeris. Ir jeigu dirbat ne vieną tą dieną, o turit kažkokią kolegę, asistentę, tai ir jos kontaktas, kad jeigu jūs neatsiliepsit, galėtumėt skambinti kažkam kitam.
Ir natūralu, ar ne, kad mūsų diena prasideda, ne mūsų nuotakos diena prasideda nuo jos makiažo. Svarbu suprasti, kad makiažui ir šukuosenai reikia skirti 3 valandas, kad nepridarytumėm programoje kokių nors klaidų, šiek tiek netaip surašę laikus ir palikę per mažai laiko tam tikriems dalykams. Tai nuotakos makiažui ir šukuosenai skiriam 3 valandas. Jeigu ir pabaigtų greičiau netyčia, tai nieko tokio, mes tada turim tiesiog laiko rezervą didesnį, kažkam nuvažiuoti, kažkur parvažiuoti. Tai viskas čia yra gerai, bet 3 valandos yra optimaliausias laikas palikti tiek pasiruošti nuotakai. Kitas dalykas, apsirengti jai grįžus po makiažo reikia valandos. Valandos, kad nusirengti, apsirengti, šiek tiek pailsėti, susirasti savo daiktus, kažką galbūt išsilyginti. Tai šitos dalys yra svarbios. 3 valandos pasiruošimui plaukų ir veido, valanda apsirengimui. Ir čia dar neįeina tai, kad jinai dar turi galbūt, jeigu vyksta pasiruošimas, tai yra make-upas ir šukuosena salone, tai dar reikia grįžti į viešbutį arba iki namus. Tai dar yra čia laiko logistikai ir pervažinėjimui iš vietos į vietą. Žinoma, po nuotakos seka jaunikio grimas. Dažniausiai, kas liečia plaukus arba barzdas, aš palieku jaunikams spręsti patiems. Kaip rekomendaciją sakau, kad darytų tą pačią dieną, nes tiesiog jie ateina irgi tokie, ką tik po salono, tvarkingai, juos sušukuota, ką tik apkirpti, bet tai nėra kaip taisyklė ar prievolė. Taip, tai vėlgi čia svarbu, ar ne, kad suprasti, kad mūsų diena neprasideda nuo make-upo nuotakos. Mes neprivalom ten dalyvauti ir mums tikrai nėra būtina. Mūsų diena dažniausiai prasideda, kai mes nuvažiuojam, susirenkam žiedlapius, pasiemam nuotakos puokštę ir su nuotakos puokšte važiuojam pas nuotaką arba į namus, arba į viešbutį ir nuvežam jai ją. Dažniausiai būna, kad jos daro ir tą pasiruošimo fotosesiją, tai puokštė tada yra būtina, bet jeigu tos pasiruošimo fotosesijos nėra ir sutarėt, kad nėra būtinybės važiuoti jums pas nuotaką į namus arba į viešbutį, tuomet tą puokštę atsivežat prie bažnyčios ir nepamirštat jai jos atiduoti. Kai vyksta pasiruošimas, ar tai būtų fotosesija, kai pavyzdžiui, jeigu yra pasiruošimo fotosesija ir jinai vyksta dažniausiai viešbutyje arba apartamentuose, tai dalyvauti koordinatoriai kaip ir būtų neblogai, nes ten dažniausiai reikia kažką pataisyti, kažką paduoti, kažkur kažką nunešti, kažką atnešti. Tai šitoj vietoj papildomos rankos visada tikrai būna labai geras dalykas. Bet tikrai tai vėlgi nėra kaip privaloma. Kartais jaunieji renkasi būti tik su fotografais ir sako, nebūtina, mes tikrai galite nevažiuoti. Tai viskas ok, tada jūs susitinkat prie bažnyčios. Šitoj vietoj, kas kalba eina apie bažnyčią ar ne, jeigu mes perinam prie to, tai labai svarbu informuoti jaunuosius, žiūrėkit, pagal dienos planą jūs turit ten išvažiuoti tokiu ir tokiu metu jau iš namų, kad spėtumėt į ceremoniją. Tai tą užfiksuoti jiems reikėtų, irgi pasidalinti tuo planu, kad jie tiesiog žinotų, kada jiems reikia pajudėti. Nes jūs tą dieną esat eismo reguliuotojas. Grįžtant prie bažnyčios, ar ne? Tai bažnyčios dalį mes apšnekėjom, kas atsitinka, kai atvažiuoja jaunieji ir kaip toliau viskas rutuliojasi ir tęsiasi. Po bažnyčios irgi viskas ok. Mes išleidžiam fotosesiją jaunuosius ir čia pabrėšiu, kad mes visiškai nesikišam į jaunųjų fotosesijos dalį, lokacijas ir visą kitą planuojasi fotografai ir videografai, o mūsų pagalbos ten irgi 99% nereikia. Tai mes tuo metu, kai išvykstam į sodybą po bažnyčios ir po vaišių, juos paleidžiam į fotosesiją. Mums svarbus faktorius atvykus yra svečius sunaviguoti apgyvendinimui. Net jeigu yra vedėjas,
parodyti svečiams, kur jie turi įsikurti, kur pasidėti daiktus, kur nakvoti, kokie kambariai. Tai yra mūsų darbas. Ko aš vengiu, tai yra plano ant plano, nes dažniausiai būna susėdimo planas, welcome boardas, nakvynės planas, timelinas kažkoks, kartais tą irgi darom, ar ne. Tai aš tą nakvynės planą dažniausiai rekomenduoju nespausdinti ir nekabinėti ant tų durų, o tiesiog turiu atsispausdinus pas save ant papkės arba telefone ir atvykusi tiesiog sunaviguoju, ar ne, kad jūsų yra 5 kambarys, 2 aukšte pagrindinis pastatas, jūsų tas kambarys pirties namelyje. Tikrai to pakanka ir jie atsimena ir tuos kambarius, nėra problema, kaip kartais anksčiau sakydavom. Tai čia yra ta dalis, kad atvykus mes pirmą padarom, ar ne, be to, kad šiaip visi su klausimais galimai pasitiks, tai po šito mes vis tiek būnam dažniausiai anksčiau svečius atvykstam, tai atsakom į klausimus, o tada atvykstant svečiams, juos nukreipiam apgyvendinimui ir įsikūrimui. Kai jau jie pradeda rinktis, pasidėję daiktus, turi klausimų, žiūrėkit, o mes čia norėsim pasitikti su duona ir druska, ar mums ten paduoti jums, ar jūs pasiruošę būsit, tai tada, ar ne, atsakot į klausimus, kažkiek susiderinat pasitikimus. Čia labiau kalbam apie standartinę, ar ne, tradicinę šventę. Kažkuria dalį vedėjas tikrai padeda ir atsako, bet jūs matė jau dienos metu, tai dažniausiai kreipiasi į koordinatorių šitais klausimais. Kai grįžta jaunieji, čia tai tikrai perima jau viską vedėjas ir mums mažiausiai reikia, mums kas lieka dar labai svarbu, tai yra sveikinimai. Tai prie sveikinimų mes esam tie, kurie stovim ir priemam dovanas, paimam gėles, paimam vokelius iš jaunųjų rankų ir po visų sveikinimų nunešam, padedam juos į jų kambarį arba į automobilį. Kaip susitarėt? Kas yra toks vienas tipsas? Atvykus jauniesiems, jie dažniausiai turi laiko nueiti į tualetą ir viskas. Aš labai rekomenduoju jums būti tais, kurie extra mile padaro ir pasirūpina jų kokteiliu. Tai yra užsako bet kokį kokteilį ir kai tik prasideda sveikinimai, jūs atneša tą kokteilį jiems ir jie gali pasivaišinti, nes tikrai būna ir ištroškę ir jau nori patys eiti švęsti, bet tiesiog dėl laiko stokos jie prisėda prie kokteilio tik tai vakarienės metu. Tai mūsų gal toksai gražus gestas ir dėmesys jiems, jeigu mes pagalvom anksčiau laiko ir atnešam kokteilį jiems jau anksčiau. Tai yra sveikinimams. Liečia karštus patiekalus, svečių pakvietimą užimti vietas, tai kai yra vedėjas, tą daro vedėjas, kai nėra vedėjo, tą darom mes. Vadinasi, kad jeigu visi išsibarstė ar ne, mes galim paimti mikrofoną, galim neimti, žiūrim pagal situaciją, ar erdvė yra maža, ar yra didelė ir kiek plačiai visi išsimėtė. Mes sukviečiam, ar ne, svečius, sakydami svečiai, už 10 minučių mūsų laukia karšti patiekalai, kviečiu dabar užimti vietas. Ką noriu pasakyti? Tai 10 minučių mažai. Pakviesti užimti vietas prie stalo svečius reikia likus 20 minučių iki karštų. Jeigu karšti 7, kaip matom dienos plane, tai mes kviečiam visus užimti vietas 6:40. Ir tai yra labai svarbu, nes jeigu mes galim užkrauti atsakomybę ant vedėjo dėl karštų patiekalų, kokybės ir laikų išnešimo ir paruošimo svečių, tai čia jau mes nešam jau atsakomybę ir kai vedėjo nėra, mes esam tie, kurie turim sureguliuoti šitą srautą, ar ne, kad laiku būtų išnešti karšti. Nors tradicinės šventės, kaip ir sakau, ar ne, turi 90% yra vedėjai, bet yra tie keli procentai, kur net ir tradicinėse šventėse jų nėra. Tai vadinasi, kad mes turim tai yra ne tas netipinis standartas, tas karštas turi išeiti tam tikrų laiku, tai vadinasi, mes turim anonsuoti ir sukoordinuoti šitą dalį, kad viskas būtų tikrai padaryta laiku. O kalbant apie tą laiką nuo 10 iki 12, tai čia
pagal kiekvieną šventę, vienoje būna daugiau kažkokių veiklų, užsiėmimų, kitoje mažiau. Vienoje čia prasideda kaip tik grupė, prasideda torto pjovimas, puokštės metimai, būna dar 12 valandą darom kokias fejerverkus ar šaltas sukneles. Tai vienur būna tas, kitur ne. Mano patirtim tai yra jau mažiau to vyksta, nes nuo 10 jau duodam žmonėms švęsti, bet kartais būna, kad ta programa po 10 irgi dar būna pakankamai intensyvi. Tai čia nuo kiekvienos šventės priklauso ir kiek jums reikia ten įsitraukti ir dirbti, irgi priklauso nuo to, ar yra vedėjas ir ar vedėjui reikalinga jūsų pagalba. Tai čia kiekvienas toks individualus atvejis, kurį reikia kalbėtis ir derintis atskirai. Faktas, nėra vedėjo, dirba mes. Rezumuojant visą tą, kiek čia 2 valandų mažiau informaciją, jos yra tikrai daug. Ir aš raginu pasiimti tai, kas jums yra svarbu. Tų mokytojų, jeigu tik tai domitės ir kažkokius dar kitus mokymus einat, jų yra ir bus. Ir čia labai svarbu atsirinkti tai, kur matot, kad taip, aš irgi taip galvoju. Pritariu, man taip irgi atrodo. Tai tą informaciją imkit ir kaupkite į save, gerkite į save, naudokite ją. Bet jeigu yra dalykų, kurie nerezonuoja, tai nebūtinai tai atitinka jūsų vertybės, jūsų požiūrį, jūsų supratimą, tai nebūtinai tai yra tiesa, ar ne, nes mes esam skirtingi paslaugų tiekėjai, skirtingos koordinatorius su skirtingom patirtimis ir skirtingais klientais, net sakyčiau. Tai, kas vieniem atrodo vienaip, kitiem gali atrodyti visai kitaip. Tas standartas koordinavimo prasme vis tiek jis išlieka, bet jau kokius ekstra žingsnius padaryti, ką nuo savęs pridėti, jūs galite tikrai pasirinkti. Ir tai yra tiesiog toks basicas, pagrindai, kur, suprasti ar ne, kiekam laiko skirti, kaip atrodo plius minus ta diena ir ką jūs galite pasiruošti ir kur pasiruošti. Mano rekomendacija yra tikrai, jeigu dar to nedarot, kaupti kontaktus kitų tiekėjų, bandyti pasižiūrėti, kuo kiti gyvena, kuo naudingi gali būti, nes prireikus, jeigu koordinuosit šventę, tie kontaktai jums tikrai prasivers. O tai, ką turėti su savim vestuvių dieną, kaip koordinatoriai, aš irgi paliksiu failą, kuriame rasit rekomendacijas. Tik vėlgi, tai nereiškia, kad jūs kiekvienas vestuves tai naudos. Kartais iš vis neprireikia nieko, kartais prireikia absoliučiai visko. Tai čia kiekvienas atvejis yra labai skirtingas, bet jeigu visą tai jūs turėsit, tai jums bus ramiau. Pas jūs ateis žmogus, žiūrėkit, ar turit, sakysit, jo, turiu. Ir tada geras, viską turi. tai žinokit, gausit tik pliusų, pasitikėjimo ir profesionalumo taškų klientų akyse. Ir patys jausitės geriau dėl to, kad esat pasiruošę. O aš nuo savęs palinkėčiau, kad jeigu tik keičiat karjeros kryptį, ar norit pereiti į naują sferą, ar jau esat kažkiek tame buvę ir norit pildyti žinias, tai nebijokit, drąsiai ženkit koją pirmin. Daug dalykų, kad ir kiek teorijos klausytumėt, bus išmokstama praktiškai. O aš esu visada pasiekiama, jeigu kiltų klausimų po šio įrašo, jeigu būtų kažkas neaišku, jeigu ne iki galo kažkokią informaciją pateikiau ir dar trūksta kažkokių akcentų, tai man bet kada galite rašyti, manęs galite klausti. Aš esu pasiekiama tiek Instagrame, tiek Facebook'e, tiek elektroniniu paštu. Tai tik pirmin, jeigu klausimų turit, nepalikit nieko nežinioj. Ir labai dėkinga esu, kad mokotės, kad skiriat laiko ir jeigu kažkuo galėčiau dar padėti, tai grįžkit pas mane.